2026 metų rugpjūčio 23 diena. Vakar praūžė gana didelė vėtra ir šiandien važiuoju į sodą pasižiūrėti, kaipgi ten atrodo mano sodas po visos šitos baisybės. Na ir ką jūs manote, iš karto tik išvažiavusi nuo savo namo, štai randu tokį medį užverstą ant kelio. Šitų keliukų neišvažiuosiu, važiuoju pro kitą gatvę. Tokiais vaizdais šiandien nieko nenustebinsim, nes labai daug išvartyta visur medžių. Einu, pasižiūrėsiu į keliuką, kaip jisai atrodo. Tas keliukas, kuriuo aš paprastai važiuoju per mišką. Pažiūrėsiu, ar ten įmanoma pravažiuoti ar ne. Išeinu į tą keliuką, kuriuo važiuoju į sodą. Ir štai toks vaizdelis. Didžiulė eglė. Bet kelias jau atlaisvintas. Ir net ne viena eglė jau supjaustyta. Tai pažiūrėkim, kas čia toliau. Pušis. Irgi išversta didžiulė. Štai. Gerai, eikim toliau, pažiūrėsim. Dar vienas ar du medžiai, nežinau kiek čia. Išvirtusi, panašu, kad du. Štai taip vienas ant kito guli. Bet kelias atlaisvintas, matau, kad pravažiuosiu. Grįžtu prie mašinos. Ir važiuosiu į savo sodą, man jau visiškai neramu. Nežinau, ką ten rasiu. Dar truputis vaizdų. Kelias į mano sodą atrodo štai taip. Štai kaip išlaužtas medis. Atvykau į sodą, obuolių aišku bus prikrėsta labai daug, o dieve, žiūriu ir kriaušių tenai gausybė iškrėsta. Na, nieko kito ir nesitikėjau, bet kaip manau, kad visos obelis ir kriaušės tebestovi. Labiausiai taip bijojau dėl vaismedžių. Vėjas šiandien vis dar stiprus, na pažiūrėkim, ką čia pridarė. Na, dar yra šiek tiek obuolių, liko nieko tokio, štai kiek dar jų daug. Čia mano sode vėjas visada būna labai stiprus, o kai būna tokios vėtros, tai jau net nelabai ir įsivaizduoju, kas čia darosi. Štai tiek obuolių, o kiek kriaušių, na, nežinau. Šitos jau bus sunokę, didelės tokios. Jos labai anksti sunoksta, atrodo žalios, kietos, bet jos jau visiškai valgomos. Tai šitą suvalgysim. O prie kitos kriaušės matau, kiek iškrėsta, tos dar nelabai valgomos. Čia kriaušėje nebelabai kas ir likę. Štai taip, bet šitos kriaušės dar nevalgomos praktiškai. Čia prie mažos obelaitės irgi daug iškrėsta. Ačiū Dievui, vaismedžiai visi stovi. Labiausiai tai bijojau dėl šitos obelaitės, nes jinai, kiek suprantu, nelabai didelėm šaknim, nes toks medis labai jau vidutinio augumo. Auksis šiek tiek palinkusi, man atrodo, iš šono. Man atrodo, palinkusi. Gerai, kad atramas buvo. Ir štai kriaušė šita, kur kamienas visiškai varganas. Ir pažiūrėkit, kiek kriaušių primėtyta. O Dieve. Ir jos dar turbūt nevalgomus net. Čia tokios nevėlyvos jos, bet ir ne pačios ankstyviausios. Kietos ir sprangios. Nebent padėjus dar kažkiek pastovėtų ir paskanėtų. Na, pačios kriaušės dar šiek tiek irgi yra. Na, nieko nepadarysi.
daugiau viskas kaip ir daugmaž normaliai. Šita biški buvo parišta. Viskas gerai. Na, žodžiu, geriau negu aš galvojau. Viskas bus gerai. Svarbu, nenulūžo medžiai. Visa kita. Užteks visko daugiau. Bet dėl šitos irgi bijojau, nes kamienas labai silpnas. Čia lodel. Labai skanus obuoliai, labai derlinga obelaitė, bet labai kamienas silpnas. Bet nieko. Atlaikė. Na, matau, mano pomidorai išvartyti, medeliai išvartyti. Pažiūrėsiu, kas terasoj darosi. Na, nieko čia baisaus. Viduriukus pakelsim. O lala. Štai virvelė kabaluoja. Čia buvo parišti mano 2 dideli pomidorai. Čia vienas nugulęs, nutrūko reiškia. Ir čia kitas nugulęs. Ir užvirtęs ant mano hortenzijų. Ai, nieko gero iš tų pomidorų labai. Daugiau sakiau, neauginsiu didelių. Daug geriau va tokie mažiukai. Va tokie. Derlingi, labai skanus. Pakankamai atsparus ligoms. Hortenzijos. Šitas nuvirs vis tiek, reikia įversti tą pusę. O daugiau nieko baisaus. Žodžiu, viskas gerai. Praėjom be didelių nuostolių. Dabar reikės susirinkti derlių. Ir nežinau, kur jį dėti. Kur aš jį dėsiu, nesuvalgysiu. Obuoliai kai kurie nevalgomi. Kas bus valgoma, pasiliksiu, o kitus visus į kompostą. Elektros namelėje dar nėra. Pas mus bute elektros nebuvo vakar apie 5 maždaug valandas, bet prieš naktį apie 11 valandą atsirado jau. O čia nebuvo elektros tikriausiai visą naktį. Na, aišku, mieste greičiau sutvarko visą šitą reikalą, o užmiesčio rajonai jau paskui gauna elektrą tiktais. Na, tarnybos, aišku, daro viską, ką gali. Ir elektra, tikiuosi, atsiras netrukus ir čia. Man tai nėra taip svarbu, bet čia gyvenantiems žmonėms tai tikrai didžiulis nepatogumas. Vėjas dar šiandien labai stiprus, bet tikiuosi, kad ilgai jisai nesišėlios. Greitai nurims. Štai kokios didelės gražios kriaušės. Surinkau nuo 2 kvadratinių metrų ir pilnas kibiras. Ne, viena šiandien tikrai netvarkysiu viso šito gėrio. Atvažiuosim kartu su vyru ir bendrom jėgom sutvarkysim. Paėmiau dar kelis skanesnius obuolius ir viskas. Važiuoju namo. Labai tikiuosi, kad jums šitą vėtrą didelių nuostolių nepridarė ir nebus išvartyti vaismedžiai, nebus išlaužyti medžiai. Aišku, visai bus, bet nenusiminkim labai dėl to. Medžiai turi savybę augti, užaugti, ataugti, galime pasodinti naujus. Žodžiu, mes išgyvensim. Svarbiausia, kad nebūtų didesnių nuostolių, kad nebūtų sulaužytų namų, sudaužytų mašinų ir panašiai. Viskas. Lėkiu namo.